Rokiškyje rengiamą festivalį vaidiname žemdirbiams. Ta pačia proga pasižvalgėme po Rokiškį, aplankėme Fizenhauzų dvarą. Organizavome vakaronę po visų darbų. Sodyba buvo išrinkta Žeimantų, Lietužių ir Pajodžių. Išnaudojame progą, pasikviesdamas platintojus, kuo daugiau sužinoti apie natūralių produktų vaistus iš Sibiro krašto, Servari puodus, L'Oreal kosmetiką. Prisidėjome prie Skapiškio seniūnijos labdaros akcijos link vargingai gyvenantiems žmonėms. Jau tradicija tapo kasmet susibėgti kūčių vakarienį, pasikviečiant ir seniūną mūsų krikštatėvį Valdą Juškevičių. Na, turime šiokių ir tokių problemų. Labai gaila, kad seniūnija nebeturi transporto priemonės. Kol seniūnija turėjo autobusiuką, daug lengviau buvo planuoti ir organizuoti savo draugijos veiklą. Džiugu tai, kad seniūnas Valdas Juškevičius niekada neatsisakė mums pagelbėti. Kaimo žmonių, o ypač moterų gyvenimas primena voverės bėgimą rate. Žiūrėk, čia kaip pavasario darbus baigiai, o čia ir vasaros darbymetį spaudžia. Nespėja atsipūsti, o jau rudens gėrybės prašosi aruotus. Žiūrėjome savo energiją. Gal išjudiname ir kaime užsisėdėjusius ir tik darbuose matančius kaimynus. Galime išsakyti savo mintis ir pareikšti norus. Taip pat prasikertam platesnį langą į pasaulį. Vienu žodžiu pamatom, išmokstam, pritaikom. Gerai pasakyta, kad kas ieško, tas ir randa, o juo labiau moterys. Gal nebūtų savo veiklai. Darykime viską nuoširdžiai, nes daugiausia naudos ir pasitenkinimo sau ir kitiems duoda tai, ką darai nuoširdžiai. Paprašyti pasisakyti svečius. Aš tikėjausi į pabaigą šnekėti, pastatėte prie pirmųjų, tada bandysiu labai sunku tarp kitko susikaupti, kažką pasakyti, tada prieš akį stovi toks stalas, tai mintis truputį suka į kitą toną. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad juose yra susikūręs toks šaunus moterų tos draugijos pristatė, kaip jau čia mane pristatė. Ir mes labai gražiai, draugiškai bendradarbiaujam, kiek įmanoma. Iš seniūnijos pusės mes padedame labai. Mane žavi ir jaudina tuo pačiu jų susiėjimai prieš Kalėdas, kurios arba Manilda minėjo, būtinai pasikviečia. Gražių jubiliejų 5 metų. Ir palinkėti visoms sveikatos, kuri reikalinga žmogui, laimės, be kurios būtų liūdna, džiaugsmo, o svarbiausiai stiprybės, kuri padėtų veikti visus sunkumus. Todėl bendraukime, džiaukimės, linksminkimės visos kartu ir būkime laimingos. O šepetiškės jums taip pat. Sveikinu Laivietės, mes žavimės jumis. Ir skaitom, kad moteris yra kažko ypatingesnis už kitas. Jie sugeba labai įdomus renginius, aš pati jau dalyvavau dabar antram renginį pas jus. Ir linkiu jums, ir poniai Mildai, nenulaikus paauglystės jubiliejus, su šito vartų Milda mus visas vėl sukvies. Dar tik pradedame savo darbą ir derlių nuimsime tikrai pavasarį.
Tad noriu prisijungti prie šitų moterų gražių sveikinimų, pasveikinti su šia, toks pasakyčiau, iki mokyklinė šventė. Ir gardi, aš kiaušytė nuostabi, obuoliukai man broliukai, o kriaušytės man sesytės. Kybur vybur ant šakos, kybur vybur ant kitos, šitam dideliam būry aš jaučiuosi apsupty. Aš berniukas, obuoliukas, apskritas kaip kamuoliukas. Vienas mano šonas apskritas, geltonas, kybo aš ramus, kol tampu skanus. Aš vaistas nuo ligų, nuo mikrobų visokių, sultis mano saldžios, sultis mano gardžios, gerėjas visi ir maži, ir dideli, galit graužt mane rytą vakare, nesiskųsit niekada savo sveikatu. Aš olesas agurkėlis, nebaisus man nebaisus, nebijau, esu daro košmerą, turbuoja tutlerę, kas te galva lenkia, niekas nelenkia. Kas kapitonas, dažo kapitonas, man saulutės krostis daž, o lietutis gerti grešia, vis dairiaus aplinkui, kol galva palimp, tad suvalgykit greičiau, nesusprogusi. Distrajau. Tamošius visą naktį bulves skutė ir visą maišą bulvių. Tai kam dabar jums dviese gyvenant šitiek bulvių reikėjo? Oi, tai aš iš pradžių nežinojau. Klausiu, sakau, nu tai žmogau, ką tu dabar dirbi? Šitiek bulvių, kur dėsim?
O jis sako, taigi naivių moterų šitas va, kaip čia. Nu, tu geriau žinai. Jubiliejus. A, buvo, 5 metukai. Tai sako, gerai, reikia šviečius pavaišinti. Ai, tai matai, koks supratingas tavo tamošius, o tai kur jis čia? Ai, kaip ir tu nežinai mano tamošiaus, taigi toks atgrubanagis. Virštus nusitarkavojo, tai dabar sėdi ir pučia. O tai kaip tas Kugelis išėjo? Išėjo, dar ir kaip išėjo. Marčias, kur jūs dabar? Tamošius netėjo, tai man Marčias